14. Dėl pritarimo ir lėšų tyrimo projektui bendrame regioninėme maršrute gamtos peizažai esančių Platelių ežero pritaikymas lankymui Plungės rajono savivaldybėje, Šeirės ir Obelėlės etapai. Čia, man atrodo, Ar iš vietos, ne, laba diena. taip, prašom. Laba diena, žiūriu visi iš vietos, tai yra iš vietos. Tai prašau, irgi kaip kolegos mano skyriaus, prašau pritarti projektui įtrauktam į Telšių regiono funkcinės zonos strategiją, kurią jau esate pritarę. Tai čia tiesiog detalizuojantis klausimas dėl nuosavo indėlio ir galimų netinkamų finansuoti papildomų lėšų. Tai sprendimo projektas, kurio prašau pritarti projektui. Bendrame regione maršrute gamtos peizažą esančio Platelių ežero pritaikymas lankymui Plungės rajono savivaldybėje, Šeirės ir Obelėlės etapai. Jo įgyvendinimui prašau tarybos pritarimo dėl prisidėjimo ne mažiau 15% visų tinkamų finansuoti išlaidų ir įsipareigojimo padengti biudžeto lėšų tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurio nedengia finansavimo lėšos ir netinkamos, tačiau būtinas finansuoti išlaidas. Na ir paskutinis punktas, prašom įgalioti direktorių ar jo pavaduotoją pasirašyti su projektu susijusius dokumentus. Projekto vertė, kaip ir žiniasklaida buvo parašius ne vieną pranešimą iš sprendimo projekto, tai 4,1 milijonas, Europos lėšos apie 3,5 milijono ir nuosavas indėlis apie 617 tūkstančių eurų. Būtų kompleksiškai tvarkomos Šeirės ir Obelėlės poilsiavietės, pritaikymo Obelėlės poilsiavietė neįgaliesiems, didinamas patrauklumas, pasiekiamumas, dviračių pėsčiųjų takai ir antro tipo higienos mazgas su dušinėmis tualetais ir maisto ruošimo vieta Šeirėje, Obelėlėje tiesiog tualetai, aktyvaus poilsio zona, na ir panašus sprendiniai, mažosios architektūros elementai. Tai, tai tiek konkretus. Kokios vizualizacijos? Aš tik pažiūrėti. jeigu patį paveiksliuką, tai greitai kas. Daug dėlioti, validuoti, bet galiu keisti. Jo, tai atrodo, tikiuosi, kad čia bus įkrautas. Platelių ežero projektas, tiesiog kurioje vietoje kas turėtų būti. Aš taip pasidalinsiu, nes matau, kad yra prisijungusių ir turėtų išmesti. Va. Tai va. Nežinau, kaip čia dabar. Tai va, pavyko. Tai mūsų taip atrodytų projekto teritorija, čia Šeirės poilsiavietė, didinam pradžioje, čia pasiekiamumas iki poilsiavietės, čia didinam automobilių stovėjimo vietų skaičių. Didinam į tą pievą. Į valstybinę žemę. Ja. Taip, tada mes čia ne, turbūt ne per visą, bet tiesiog čia sklypas mūsų, čia mūsų sklypas pažymėtas, tai čia yra Šeirės. Vis tiek didinsim dvigubai, ne, kaip dabar yra tiek papildomai bus. Matos, kur Milan, jos ten taip dirba. Ne, ten yra esamas, tai dar tiek maždaug. Tai va, Šeirės poilsiavietė, higienos centras bus, o čia daugmaž Laura yra sudėliojusi, Laura sėdi ir čia, automobilių stovimo aikštelė, vietos žmonių su negalia automobiliams, autobusams, elektromobilių vietos, antros grupės nesudėtingas statinys ir maistų ir tualetai dušiniam. Tada kas čia dar, takas, tada laužavietės, paplūdimio zona, persirengimo kabinos, geriamo vandens kolonėlės, vaikų žaidimo aikštelės, apžvalgos aikštelė, nusileidimas prie vandens, kad ir stati zona, bet planuojame padaryti ir maudymosi vietas, išplėsti, sakykime, arba parengti, pritaikyti labiau maudymosi vietas. Toliau pontoninis tiltas, pusiau požeminio atliekų surinkimo aikštelės, apšvietimas, elektros įvadai, vandentiekis, nuotekos. Iškai pertrauksiu, žiūrėkit, kaip detaliai čia pasidėjus. Turite gal kur nors Nes šiuo metu projektavimo užduotį rengiame ir artimiausiu metu paleisim projektavimo pirkimą, jeigu Laura su tomu pasišnekės kažką, gal papildys. Ir jau kai turėsit, dar kartą ateisit ar ne? Ne, neteisim. Nebeteisit? Ta prasme, tarybos sprendimo
tarimą gavę mes pradedam projektavimą. Jau gausim, galime Galėsi daryti iš pasižiūrėtumėm, bet pažiūrėtumėm dar prieš, kaip pasirodys, o ne... Nuotraukų galim ir šiandien esam Ne, pripaikslavę. ta prasme, kai jau vat ką jūs esat sudėlioję, tai kas čia kažkur bus, kur tos aikštelės, kur tie tiltai, kur čia ką plėsti. Manau, kad bus taip pat kaip šiandien Ramonių gatvė bus pristatyta. Jo, jie bus, ne pristatymas. Jo, ne šiek tiek daug visko. pasiūlymų viešinimas bus vis tiek. Na, Statysim juos kažkiek. Tai ten matau, tos nardytojus esat įsidėję, ar tebe bus jie paskaitom. Esam kaip nenardytojus įsidėję, esam dabar kaip įsivardinę kaip gelbėtojų stebėjim bokštelį, nes, ta prasme, toj vietoje yra vienintelė tokia vieta, kur turim NRU 3 zoną, ta prasme, kur kažką dar galima planuoti su ta infrastruktūra, patekimų prie krantinės, kur mes matytumėm, kad šiai dienai ten yra tas vandens dviračių laikymo, ten tos vietos, kurios, nu, jeigu taip tiksliai įvardint, šiai dienai neturi jokio statuso, nėra nei registruotas, nei nieko, tai ta visa infrastruktūra turi būti vis tiek vieša, bendro naudojimo ir mes ją iš to projekto planuojam įgyvendinti, kad ta visa krantinė būtų praeinama žmonėms ir žiūrėsim, kiek tais pinigais užteks tą infrastruktūrą, ta prasme. Tai va, toks tikslas visada yra sutalpinti minusavimo būdu į 4 milijonus, kad sutalpinti su sprendiniais. Tai labai trumpai abelėlė, tai iš tikrųjų negalėsims pritaikymą tokį metalinę nuovažą į vandenį, turbūt Žemaitijoje gal vienintelį ir padarysim neįgaliųjų maudymosi vietą. Čia bus tik tai tualetai, dušinių nebus, tada kas čia gelbėjimo bokštelis, persirengimų kabinos. Dušai, lauko. Lauko, nu Ne pastatai. ne pastatai. Kaip? Nudistai kitoje vietoje. Vaikų žaidimo aikštelės paplūdimys atitinkantis kurortinės teritorijos statusą, pontoninis tiltas, geriamo vandens kolonėlė, mažoji infrastruktūra. Na ir turėjom daug diskusijų dėl nuotekų ir vandens tinklų, tai pasirinkom pasijungti į esamus nuotekų tinklus ir dėl vandentiekio turbūt irgi rinksime sprendinį jungtis, tiesti vandentiekį. Tai nežinau, mūsų komanda Laura su Roberta sėdi gal kažką labai konceptualaus papildys, Niekas konceptualaus. nepaklausta. Bet ten tai iki viršų pakelkit tą aikštelę, gal ten dar, ne. Čia. Pagal gatvę čia statysim, kur dabar žmonės ir šiaip statosi, tai čia padarysim sustojimo vietas, stovėjimo vietas pagal gatvę. Ir čia padarysim, tokia yra vieniems žinoma, kitiems nežinoma ir čia dar padarysim. Tai maždaug tokia bus dydžio, kad čia apibrėžtumas. Sklypo yra ribos, Sklypo ribos. bet yra, kaip matom, yra dar vietas, kur plėstis, tvarkyta aikštelė. Yra, ten tokia jau, Tai- kaip sakot, kas žino, kas nežino. Ten Nu, labai ilgą laiką važiuoti negalėjo, tai tikriausiai nieks ir ne... čia važiuoti ir dabar negali čia. Ne, čia irgi, man atrodo, buvo. Ai, čia. Per Čia šitą. galim į aikštelę. Galima. Jo, dabar galim, bet labai ilgam laiką, man atrodo, čia negalėjo, dėl to nieks nežino. Tai, Nu, wow. tai čia, tai nežinau, tai vad, kai architektai paleis projektavimą, tai turbūt, nežinau, kokioje stadijoje įsijungs taryba arba komitetai, kad galėtų pateikti siūlymus. Sprendiniai jau tokie kokie preliminarūs, kur visi galės teikti pastabas konkrečias, nu, ta prasme, kaip iš tą išdėstymą, ar daugiau to, ar daugiau. Taip pat kaip ir Žanet minėjo, kai jau į pinigus netilpsim, kai kažko reiks atsisakyti. Ne, mes turim vilti tilpti į pinigus, nes biudžetas Nes įtemptas. iš tikrųjų labai plačiai, ta prasme, labai didelės teritorijos ir Ir kokius mes čia terminus šnekam, daugmaž įsivaizduojat, kada ten jau galėtumėm, Iki 29 metų, projektavimo. ta prasme, maudyti tam dušė jau, kada Apskritai 29 metai yra pati paskutinioji jau data, 29 metų 3 ketvirtis, bet labai turėtumėm vilti, kad neužsivilkinti ir Tiek, aš manau, jie toks čia skirstys, vis vienu metu nedarys. kaip ir ne. Vienu metu ką? Ta prasme, darbai yra Gyvendinimas be abejo, kai jūs galima etapais, nu, ta prasme, vienu tai metu viską. vienas dalykas yra aikštelė, nu, ta prasme, kadangi pačios teritorijos tarpusavį, nu, jos siejasi, bet fizinio tokių, kaip sakyti, netrukdo įgyvendinti atskirom etapais, tarkim, kaip automobilių stovėjimo aikštelė jau gali būti sutvarkyta, arba, pavyzdžiui, belėlės maudykla jau galėtų būti sutvarkyta, įregistruoti statiniai, sutvarkyti dokumentaciją,
registrų centre, o šeiris dar vykti darbai. Tai gali būti tos laikai Ir iš tikrųjų būtų nepatogu, jeigu viskas iš karto būtų daroma, nes turėtumėm ilgam laikui tą visą zoną. Ne, ne. Bet vienas sezonas vis tiek bus paaukotas, jau čia faktas. Na, Nes nes žiemos tai metu turbūt arba nuo šeirės, arba nuo Kaip vėlėlės. šį vasarą, tai Na, finale vis tik tikimės, kad kurortą turėsim, ne tik va taip. Ar turim klausimų dar? Ne. Galim pritarti? Taip. Įtariam. Ačiū ir